nusileidimas Las Vegas oro uoste ir mano telefonas rodo 43 laipsnius karščio ir išeinu į lauką ir toks jausmas, kaip įėjus į sauną. Oho, koks tai buvo. Gal nesijaučia tiek karšta, kiek jaučiasi, kad visa nosis iškart nėra ko kvėpuot, kaip pirty. Tai kas labai patiko, kad kai ne pirmą kartą vyksti į Ameriką, tai yra supaprastinta procedūra ir jeigu tu esi buvęs, tai tau nereiks stovėti ilgos eilėse, praktiškai su kompiuteriu viską užpildai, patikrina paprasčiau, nieks per tais jau nebe kimba tiek daug ir viskas, ieškau taksų ir važiuoju į savo viešbutį. Tai va, atvykau į viešbutį, registraciją. Ir aš nežinau, visada taip yra su taksistais iš oro uostų važiuoja, niekada nebūna taip, kad mažai sumokėsi. Nebūtų 40 laipsnių, būčiau jau ėjęs peškom, bet kadangi lauke virš 40 laipsnių, tai teko naudotis taksi paslaugom ir, žodžiu, vėl nuvažiavau į kitą pusę. Einu ieškot savo apartamentų, baseinas ir vėl pirtis. Pabraižėm ant žemėlapį. Tai iš tikro pasirinkau šitą viešbutį 3 dienom, nes buvo vienas pigiausių variantų. Visi viešbučiai Las Vegase yra papildomas mokamas stripo mokestis. Tai jeigu pačiam stripo gatvėj, tai tu mokėsi papildomai dar $30 už naktį. Ir tai jeigu pats viešbutis kainuoja 100, dar $30 už naktį ir dar mokesčiai, gaunasi bele kiek daug pinigų. Tai jeigu biškai toliau nuo stripo, pavyzdžiui, kaip šitas jau, man atrodo, mokestis yra tik $15. Tai dvigubai pigiau ir šiaip buvo labai kambariai pigus. Tai jeigu pavyks rasti, kur gyvenu, tai bus labai cool. Telefonas vidury filmavimo, gavau pranešimą, kad galėsiu test, kai atšals telefonas. Pirmą kartą tokį gaunu. Gerai, ieškam kambario 210. 2324. Vienas pigiausių pasirinkimų Vegase. Biškai šviesos gal mažai pro langus, bet šiaip atrodo labai gerai viskas. Nežinau kaip matosi, yra extra king size bed. Man bele kaip dėl to patinka Amerika, nes atvarai viešbučius ir bele kokią dydžio lovos. Kondicionierius, kuris tuoj susirgdins mane. Vėliau biškai pailsi. Turiu šitą, nežinau kaip čia vadinti. Eik tu savo. Taip, vonia. Dušas, tulkas, pati vonia. Retas atvejis, kad ir dušas ir vonia yra. Okei, ką čia daugiau, viskas turbūt. Spintos. Žodžiu, man tikrai patinka, Biblija dar. Jo, jeigu bus bloga serija, iškart paruošta. Pačiam šitam viešbutį aš gyvenu Toskany Suits, tai jie turi savo kazino, bet nėra pokerio. Tai teks eiti iki kitų kazino ir yra arti labai. Tai labai gerai iš tikro vieta, nes kokios 8 minutės peškom iki pačio centro stripo, o kaina kokius 3 kart pigesnė.
ir kambarys tikrai geras. Gerai, tai ką, tai tiek iš pirmo nusileidimo. Tai su jumis Brilliant, būk profesionalas.com, tiesiogiai iš Las Vegas.